Jeigu jums pasirodys, kad aš čia skaitau juodraščius, tai jums teisingai pasirodys. Aš čia ir skaitau juodraščius. Čia buvau spaudai parengęs ir metams atidavęs eilėraščių. Jos peržiūrėjau, vėl jie nepatiko ir labiau patiko dar ankstesni variantai tų pačių eilėraščių. Tai kuo toliau, tuo labiau bus juodraščiai. O kai darysiu knygą, tai bus taip, kad kai liks mėnuo, tada susiimsiu ir padarysiu taip, kaip turi būti, o dabar tai, ką aš galiu padaryti, aš geresnis už save nebūsiu visiems. Tai vat, skaitmeninė akmenų litanija, pats pirmasis juodraštis. Man jau čia gana girtis, jau per daug aš klaidžiu tais žvirkeliais, šunkeliais, dėl to nuo šiol daugiau gyvensiu apie akmenis. Dideli kaip užtrūkusios karvės. Ir pavojingi, gali pagalvoti, kad jaučių ieško. Turi ragus, gal aš čia ką paėmiau, bet ne, turi, bent po vieną porą. Bet lieti, jei temstant eidamas pro krūmus, kur jie susibūrė, atrajoja alksnių žieves ir šnopuoja, paspartinsi žingsnį, nieko jie tau nepadarys. Jei pajutai, kad į tave žiūri, eik savais keliais ir nesigręžiok. Vidutiniai, tuos tai ant rankų visi nešioja, visiems reikalingi, galima sakyti, pamatiniai, kaip rupūžės, nes sueina per statybas kartu su skiediniu į duobes, arba vieškeliams taisyti, kopūstams lėkti, arba žiūrėk, stovi kur nors toks vienas įsisprendęs daržo gale, visą dieną masto, kaupia šilumą ir kažkam, gaudo muselės, uodus, vadovauja visiems tiems, kas dar gali paaugti. Daugiausiai būtų ką šnekėti apie mažuosius, bet nežinau, nuo kurio galo rūšiuoti. Va, pavyzdžiui, tie, kur perpus mažesni už kumštį, ką jie gali. Palieki kelis palei vasarnamį, porą pasidedi ant palangės, be neprisirp sauliai, o ir prisirptų, jei nusėdėtų vietoj. Arba dar, kiek telpa tarp pirštų ant malkinės stogo. Jau rodos visus sudėjau į vietas pagal vasaros žvaigždes, o iš po nakties žiūri, išsilakstė kaip velniai po visą sodybą, tiedu kažkur ten, kiti į žolės sukritę, dar vienas žvirblį kažkaip pamušė, guli žvirblį, sako, supras, kaip nori, aš nebegyvas. Ne, sakau, stop, čia man tokie bairiai nepraeis, visi vat esat surašyti mano popieriuose, faktiškai uždokumentuoti, sveiki ir laimingi. Parašas po antspaudu. Ir kai mus visus pamirš, tada galėsi tapti nemirtingas. Galėsi šnekėti, ką nori. Dar yra tokie patogus mėtymai. Vienus paleidi per vandenį, kad eitų pasišokinėdami, kitus, kad jie apvalus, radęs meti per stogą. Sykį ir aš gavau iš tokio į galvą. Bėgau, atsimenu, skersai per daržą, pajutęs, kad nebeįsitenku savo kailyje ir žiūriu, parlėkė pro daržinės galą. Taip gražiai lėkė, nebandžiau lenktis. Taukšt kažkur į kaktą. Tėvas metė, niekas daugiau taip nesugalvotų.